mano šeima iš tėvo pusės buvo visa ištremta. Būtent va į Irkutską, į Ryšotų kaimą. Todėl aš taip pamaniau, kad visai būtų toks kaip šeimos istorijos tiesiog pamatymas ir aplankymas vietų, kur mano tėvas mažas bėgiojo. Mane sužavėjo šito susimanimo idėja. Tai yra labai graži idėja. Ir aš manau, kad esu gana pilietiška. Projekte aš nutariau dalyvauti todėl, kad aš visiškai pritariu jo tikslams. Ir būtent aš esu tikras, kad mano tiek fiziniai, tiek dvasiniai gebėjimai, jie leis man konstruktyviai prisidėti prie organizatorių keliamų tikslų šiam projektui ir todėl aš čia. Man labai patiko galbūt idėja, jinai iš principo tokia labai teisinga, kai tu gali pats gyvai, tu pats gali pažinti savo istoriją, iš tikrųjų, truputėlį prie jos prisiliesti. Tiesiog galvoju, kad yra šansas, kur tu gali pateisinti savo senelių, tėvų lūkesčius. Aš praktiškai važiuoju į tos vietos, kur mano senelis buvo ištremtas. Jisai buvo Intoj kaip politinis kalinys, bet aš pagalvojau, kad amžinatilsį, kada aš mirsiu ir nueisiu pas jį, tai aš galėsiu papasakoti savo įspūdžius jam ir jis galės papasakoti savo įspūdžius man. Vasarą. Lietuvos jaunimo organizacijų taryba pakvietė jaunus savo šalies žmonės į ekspediciją. Nelengva ir labai svarbia. Misija Sibiras – pagerbti tragiškos lemties Lietuvos žmonių trėmimų ir įkalinimo vietas. Iš karto ši idėja sulaukė neregėtai didelio susidomėjimo. Tam, kad būtų suburti labiausiai motyvuoti ir stipriausi, buvo surengtas bandomasis žygis Lietuvos miškuose. Šito žygio tikslas patikrinti žmonių fizinės jėgas iš vienos pusės. Antras dalykas, tokio žygio metu išaiškėja ir įvairūs charakterio bruožai, kaip jie įveikia sunkumus, kaip jie gyvena grupėje žmonių, kaip jie sprendžia bendrus grupės reikalus ir taip toliau. Todėl, kad ir trumpas žygis 2 dienų, bet jo metu galima labai neblogai pajausti žmonių, reiškia, sugebėjimus būsimoje ekspedicijoje. Dabar norėčiau trumpai pasakyti apie misiją Sibiras. Visų pirma, tai yra projektas skirtas jaunimui ir jis yra skirtas jaunimo pilietiškumo ir patriotiškumo ugdymui. Gimė tokia idėja. Būtent vykti į Sibirą, tvarkyti lietuvių kapus, susitikti su dar ten gyvenančiais vietos bendruomenės atstovais, pažinti tai, ką patyrė mūsų kai kurių tėvai, kai kurių seneliai, kai kurių dėdės, močiutės, o kai kurių tiesiog tie žmonės, apie kurių skaitėte istorijos vadovėliuose. Jūs esate čia 62 iš 1600. Tai pagalvokite iš tikrųjų, kad jūs pasiekėte iš tikrųjų labai daug. Vien tai, kad jūs esate čia. Ir aš tikiu, kad jūs kiekvienas iš to, jūs galite duoti savo indėlį projektui. Iš 62 jaunuolių, Dzūkijos miškai sukorusių daugiau nei 100 kilometrų, į misiją Irkutsko regione buvo pakviesti 23 laimingieji. Jauni ir skirtingi. Būsimieji arba jau esami įvairių sričių specialistai. Karo akademijos, medicinos, teisės studentai, vienas istorikas, dėstytojas, žurnalistas. Visi jie, užuot kartu su savo bendraamžiais mėgavęsi tingiais vasaros malonumais, metė iššūkį Sibirui. Jau pirmieji žingsniai iki Vilniaus geležinkelio stoties su sunkiomis kuprinėmis ant nugarų tapo užuomina apie laukiančius sunkumus taigoje. Stengiausi dėti kuo mažiau knygų, stengiausi dėti kuo mažiau daiktų. Bet vis tiek, kai jie pakilnojau, man atrodė, jinai kaip kokią toną sveria. Tai čia vos praėjus
nuo Vilniaus Rotušės aikštės iki traukinių stoties. Aš nežinau, kas darysiu Sibire šiaip. Ai, nu pažiūrėsim. Jeigu liksim gyvi, vadinasi, mes dar nesukrešę šiaip. Prieš kelionę surengta spaudos konferencija buvo lyg paskutinis signalas, į kokią svarbią misiją šie ekspedicijos dalyviai yra išlydimi. Tai nėra ekskursija, bet tai yra pagrindinis dalykas. Tie žmonės, kurie prašė savo motivaciją, kad noriu pamatyti Sibirą, noriu į ekskursiją, tai nei vieno čia nėra iš jų. Kelionė prasidėjo visiškai taip pat kaip ir prieš 67 metus. Traukiniu į Maskvą, tik visiškai skirtingomis sąlygomis. Jau vėliau laukė skrydis į Krasnojarską. Pasiekus Sibirą, daugiau nei 2 savaitės žygių per taigą, ledines upes ir sunkiai išvažiuojamus kelius, lankant ir tvarkant užmirštas ir apleistas lietuvių tremtinių kapavietes. Vos pajudėjus traukiniui, ekspedicijos dalyviai pradėjo susipažinti tarpusavyje, o specialiuose kelionės dienoraščiuose atsirado ir pirmieji įrašai. Ką tik atėjo žmogus ir atėmė pasus. Aš dabar matyt arabų šeichams ir lieps šokti. Pilvo šoktis. Parduos kaip lėlė. Likau be paso. Kaip ir 2 draugai, taškas. Nu vis ne vienas, taškas. Gal išgyvensim 3, kaip nu. Ankstyvas rytas Rusijos sostinėje pasitiko apniukusiu dangumi, kamščiais gatvėse ir gigantiškais atstumais. Į reisą Maskva-Krasnojarskas vėluojantiems teko gerokai pasijaudinti. Tačiau šioje šalyje vėluojantys skrydžiai gana įprastas dalykas. Tad liko pakankamai laiko paspėlioti ir apie artimiausiomis dienomis laukiančius nuotykius. Į Krasnojarsko kraštą prieš daugiau nei pusę amžiaus buvo ištremta tūkstančiai Lietuvos gyventojų. Kartu su vakarų ukrainiečiais, latviais, estais, lenkais. Jie tapo galingo sovietinio genocido aukomis. Žmonės į Sibirą iš savo gimtų namų buvo gabenami gyvuliniuose vagonuose, laikomi antisanitarinėmis sąlygomis, trūko maisto. 70% tremtinių sudarė moteris, vaikai ir senyvo amžiaus žmonės. Dėl to tragiškų mirčių būta itin daug. Kelionė vagonuose nepakeliamomis sąlygomis 5-ame praėjusio amžiaus dešimtmetyje truko mėnesį. Dabar misija Sibiras abipus Jenisėjaus esantį miestą pasiekė sugaišę 1,5 paros ir persikėlė laiko juostoje 5 valandomis į priekį. Dabar bandome surasti 2 mikroautobusus, kurie galėtų mus nuvežti į Birisinską. Nes, kaip žinome, su traukinių bilietais yra daug problemų ir artimiausią dieną mes vargu ar galėtumėm išvykti traukiniu į Birisinską. Surasti transportą nebuvo labai paprasta. Gal dėl ankstyvo meto, gal dėl atstumo, kurį tektų įveikti itin prastais keliais, o gal dėl ekspedicijos dalyvių gausos. Nors Rusijoje niekuomet neturėtum tikėtis, kad viskas, ką esi suplanavęs, būtent taip ir nutiks. Ypač Sibire. Šitokiuose kelionėse iš vis sunku prognozuoti laiką, sunku prognozuoti darbus, nes neaišku, kaip pavyks nuvažiuoti iš taško A į tašką B. Tačiau Gintauto pastangos veltui nenuėjo. Po beveik kelių valandų laukimo pavyko surasti 2 mikroautobusus ir pajudėti Biriusinsko link. Prieš akis 400 km. Keliu, kurio dėl tragiškos dangos kartais buvo nevažiuojama, o riedama vos keliasdešimties kilometrų per valandą greičiu. Mažai miegojom, bet išsiderinom neįkėtas 5 valandų skirtumas pakankamai smogė kol kas per smegenį. Ir ypač tas važiavimas su mautais Rusijos keliais. 8 valandas susispaudus ir kinksmų galvą, bandant užmygti.
tai buvo sudėtinga. Po visą dieną trukusios kelionės ekspedicijos dalyviai pasiekė Biriusinską. Čia gana svetingai priima, tačiau į akis nelenda. Keliautojų paslaugoms miesto mokykla, kurioje sukritus ant grindų bus praleistos tik kelios naktis, skirtingai nuo čia atvežtų Lietuvos gyventojų prieš 60 mečius. Biriusos upės dešiniajame krante 1948–1949 metais iš buvusios Mažeikių apskrities, Biržų, Panevėžio, Pasvalio, Skuodo, Tauragės, Raseinių atitremta apie 3000 žmonių. Tremtiniai dirbo medžio pjovimo ir apdirbimo kombinate po 12 ir daugiau valandų. Kartu su kaliniais tiesė kelius, dirbo lentpjūvėje, žiemą kirto mišką, vasarą šienavo. Duonos kartais nebūdavo po 3 mėnesius. Biriusinske esančios Nagornaja, Stroitelnaja, Truda, Chmelnickio gatvės pastatytos vien tik tai lietuvių. Aš noriu pažiūrėti, kaip iš tikrųjų atrodo tos kapinės, nes mes kol kas apie jas, kaip apie Jėzų Kristų maždaug daug šnekam, tačiau niekas nematėm, taip kad smalsu būtų pamatyti ir kaip jos iš tikrųjų atrodo. Galų gale po užsitęsusios kelionės, nuvykos nuo namų beveik 5000 kilometrų, pirmosios lietuvių kapinės. Didžiausia lietuvių tremtinių amžino poilsio vieta Irkutsko srityje. Mes esam prie Biriusinsko kapinių vartų. Tai vienos didžiausių kapinių, lietuvių kapinių Sibire. Čia yra palaidota virš 250 lietuvių. Rusų kapai atrodo žymiai geriau nei lietuvių ir žymiai labiau prižiūrimi. Ir itin skaudu, kai šalia yra ruso kapas ir atrodo, kad visos šiukšlės ir nereikalingi dalykai, plasmasinės gėlės yra sumestos tiesiai ant šalimais esančio lietuvių kapo. Ir tai yra skaudu, matosi, kad ne veltui čia atvažiavome, nes tų kapų tikrai nėra ką prižiūrėti. Bet mes darom tikrai prasmingą darbą. Turit gerą labai pavyzdį. Reiškia, štai mūsų lietuviški paminklai guli 2. Turbūt niekam nekelia abejonių pagal vaizdą, kad tie paminklai yra nuversti į tą pusę, o stovėjo maždaug šitoj vietoje. Tai va, šitie mūsų kapai, o čia buvo 2 ar 3 ar daugiau kapų, yra panaikinti ir va atsirado jau naujas palaidojimas, naujas kapas rusiškas. Irgi stengiamės iš kryžiaus nelaukti. Dar ne? 3. Dar. Gerai, lėtai. 2, 3, hop! Viskas. Visi dirbam kaip viena komanda, visi dirba, nereikia vieniem kitų skatinti. Aš nežinau, gal tai, kad pirmos dienos, gal visi todėl pilni entuzijazmą, bet tikrai buvo smagu žiūrėti, kaip visi dirba. Visa šita eilė, visas šitas kvartaliukas, visas lietuviškas. O čia? Visas, ten jau viskas, prasideda ne mūsų kapai. O va šitas visas kvartalas, taip, kad dar buvo. Visi kryžiai betoniniai, gelžbetoniniai ir ten buvo iš tikrųjų labai sunku tvarkyti. Nes mes bandėm ir atitiesinti tos kryžius ir sutvarkyti, žodžiu, viską pakelt nugriuvusius.
Vietiniai vaikai netgi padėjo mums tvarkyti kapus. Atrodo keista, galėtų nieko neveikti ar šiaip kitaip linksmintis, ką nors su draugais žaist, bet jie atėjo mums padėti patvarkyti ir tai sakė irgi jiem įdomu. Gal tai irgi šiokia tokia pramoga susitikti su užsieniečiais, gal netaip dažnai, manau, kad netaip dažnai čia užsuka užsieniečiai į šį miestelį. Dienai baigiantis galima buvo didžiuotis nuveiktų darbų, tačiau tai buvo tik pradžia. Rytoj mes keisim savo dislokacijos vietą ir reikia išspręsti klausimą man, kaip permesti grupę minimaliom finansiniam sąnaudom maksimaliai dideliu atstumu. Tai yra į vieną iš tolimiausių mūsų taškų esančių Taišeto rajone, tai į Serebrovo kaimą. Tiesą, norėčiau kuo greičiau įlysti į laukinę gamtą. Šiaip jau, nes gal aišku ir egzotika gyventi mokykloje kur nors Rusijoje, šiaip, bet vėlgi šiek eidami iki parduotuvės su Hebra sakiau, kad praktiškai jeigu neužrašai ant sienų, tai aš pasijaučiau kaip savo kaime. Gyvenam mokykloje, gaunam 3 kartus valgyti per dieną, gal užtektų 1 kartą valgyti per dieną. Gal reiktų miegoti, kad ir lauke, kad pajus tą tikrą Sibirą. Naujos dienos tikslas – Serebrovo kaimas, iki kurio nuo čia skiria tik 200 km. Vienas juokas matuojant Sibiro atstumais. Tačiau tam, kad juos pasiektume, iš pradžių reikia nusigauti iki rajono centro – Taišeto. Ten skverelis yra, tai ten skvereliai, kur nors kas pirmieji nuvažiuosi, dedat kuprinės, sėdat ant suoliukų, jeigu bus aišku laisvų suoliukų, ir viskas, ir laukis, kol susirinksim visi. Man norisi grupę iš viso išvežti visgi pagaliau į gamtą, prie upės, ko visi, kiek suprantu, iš šios dienos pokalbių labai trokšta. Nes nori nusimaudyti žmonės, nusiprausti visien. Čia mokyklos sąlygomis gyvenant, nors ir stogas geras ir maitina gerai, bet va šitų tokių buitinių sąlygų truputį trūksta. Net vidury dienos valgomiems įkyrių muselių tenka gerokai paplušėti ieškant transporto. Maršrutiniai autobusai rajono centrą važiuoja pilni keleivių, o pavieniai vairuotojai sutinka pavežti tik merginas. Rimtas. Pirmas didesnis laimėjimas – bent trumpam atsikratyti kuprinių, kurias iki Taišeto sutinka nuvežti sunkvežimio vairuotojas, lydimas vieno lietuvio. Nelabai mums sekėsi tranzuoti, kol sustojo automobilis krovininis. Tai leido mums sukrauti kuprinės bent jau, pasodinom Alviną į priekį, nes vis tiek kareivis drąsiau, ramiau, kad vieną žmogų tai galėjo paimti. Tranzavom. Na, paskui ten Gintautas kažkaip suvartaus organizavo, ten cielą mano kriuškę ir mes nusilevom iki to Taišeto. Alminas, ačiū Dievui, su visom kupinim atvažiavo. Kantrybė vainikuojama sėkme ir pasiekiamas Taišetas, kuris šį kartą tampa tik tarpinę stotelę į Serebrovo kaimą. ...1949 metais iš Taišeto į Serebrovą ir aplinkinius kaimus buvo atvežta antroji lietuvių trėmimų siunta. Vežė sunkvežimiais 1,5 paros, todėl visus suvežė tik per 10 parų. Apgyvendino 4 barakuose, nei pinigų, nei maisto. Dirbantiems miške išduodavo 600 gramų duonos, o seniams ir vaikams iki 16 metų po 200 gramų, nes jie dirbo silchoze, tai yra lengvą darbą. Į darbus pėsčiomis reikėdavo eiti apie 13 km. Tik vėliau apgyventino darbo vietoje visai savaitei. Į barakus tremtiniai sugrįždavo tik tai šeštadieniais.
отсюда сколько километров будет было бы? Ну, километра 2-3. Отсюда, да? Да, отсюда. Отлично. Так, а здесь лучше по берегу или выйти нам на дорогу? Дорога. На дорогу Да. Aš labai laukiu, kai mes pagaliau išeisime į gamtą, į tikrą gamtą, į mišką. O dar prie tokios upės ir prie tokių kalvų, tai aš negaliu atsidžiaugti. Nakvynei vietos pasiieškoti buvo nuspręsta nuo šaliau nuo kaimo. Ir vietiniams prieš akis nespirgėsim, pagundų neprognozuojamai pažinčiai mažiau. Ir patiems nuo šaliau daug jaukiau. Taip einant vienas radinys itin sudomino Marijoną. Ką čia Hebra, ką galėjo išmesti ant kelio? Nu, aš manau, čia gali tu unlimited jausi. Manau, čia bus koks nors Gazmanovas, pavyzdžiui. Laikas brangus. Žinia, tokiu metų laiku temsta čia gana vėlai, tačiau vis vien tenka skubėti. Serebrovo kaime esančios lietuvių kapinaitės nors ir nedidelės, tačiau ganėtinai apleistos. Darbo laukia užtektinai. Tad įsikūrimas uodų karalystėje trunka staigiai dar ir dėl to, kad nejudantis kūnas puikus placdarmas uodui pasisotinti. Įsivaizdavau, kad viską, ką tu darysi, tai matyti, ten pakelsi nuvirtus į kryžių, žinai, ar ten jie atremsi, ko gero, ir gal išrausi žolės kokias nors ir taip toliau. O čia, kaip pirmą dieną parodė, tai iš viso mes čia dirbom kaip miško darbus praktiškai. Mums reikėjo kaip miško valymas. Praktiškai mes iškirtinėjom brūzgynus, tuos krūmynus visus ir nešėm juos velniop. Tai šiaip su pirminiu įsivaizdavimu tai gerokai skiriasi, žinau. Iki kaime esančių kapinių 5 kilometrai. Be nešulių menkas atstumas. Pakeliui tenka vietinių svetingumą išbandyti, nes šiuose tremtinių amžinojo poilsio vietose visi kryžiai mediniai, sutrešę, tenka skolintis įrankių. Žmonės čia malonus, lietuvius prisimena, gerų žodžių mini ir mielai dalyjasi tuo, ko paprašyti. Dauguma žmonių čia sutiktų visi puikiai prisimena lietuvius, kalba apie tai, kad jie kartu dirbo, kartu mišką kirto, kartu traktoriais važinėjasi. Čia daugelio iš jų kartu jaunos dienos praėjo. Jie nevaikštų su šankiam, tam vadinamom kepuriam, kur užsileisti. Kai čia žmonės normalus, kur ten parduotuvėse turi Coca-Colas, Pepsi-Colas ir visa kita. Gyvenimas ir civilizacija čia pasiekė. Nors važinėja labai juokingais motociklais. Beveik visi be kryžmių mediniai arba nuvirtę mediniai. Kai gal dar kai kuriuos pakelsim. Labai tragiškai. Kai kuriuos gal pakelsim, bet 1-2 kryžius aš apžiūrėjau, visi jau sutrešę, supuvę. Vakar mes išimtinai tvarkėme akmeninius paminklus. Taip, visiškai kitoks darbas. Šios kapinės yra daug mažesnės, tačiau čia yra mediniai kryžiai. Kas turit pjūkliuką, štai medukas. Ir šito kapo reikėtų išpjauti. Mes esam pasiskirstę ir kiekvieną žinom, ką darom. Vieni išneša šiukšlės, kiti tvarko kapus, tai vienas kitą papildo. Tvarkėm pagrindė lietuvių, bet, sakykime, jeigu buvo tarp 2 lietuvių kapų, rusų kapas netvarkingas, mes patvarkėm ir jį. Tiesiog keista, kaip čia nais lietuvių kapų. Niekas net minimaliai neprižiūri. Gal vieni daugiau bendrauja, kiti gal tylesni, bet šiandien kapinėse įrodė, kad jie yra tokia darbo jėga stipri ir vieni kitus papildo. Yra iš tikrųjų puikiai komanda, nes reikia labai įvairių žmonės. Yra ir studentų, ir dėstytojų, ir direktorių, ir tai yra super komanda iš tikrųjų, ir visą bendrą kalbą randa. Kartais jo, biškiai atrodo iš tikrųjų, kad praeis porą metų ir viskas užžels vėl negrįžtamai. Bet manau, kad bent tie porą metų, vis tiek tai yra šis tas. Viskas, kad neužauga tie krūmai medžiai taip greitai, kuriuos nupjaunam.
Sutvarkyta dar viena lietuvių sala Sibire. Jauku ir šviesu. Galbūt tai neilgam, tačiau toks atvykėlių pavyzdys jaudina vietinius, kurie čia gyvena lyg įstrigę laike. Atrodo, kad niekas čia nesikeičia jau keletą dešimtmečių. Tik žmonės sensta. Čia laikas tarsi sustojęs. Yra, tarkim, jeigu aš buvau prieš 20 metų, tai dabar yra visiškai tas pats. Visiškai tas pats tiek gamtos, tiek civilizacijos prasme, tiek žmonių santykių. Daug dalykų per tą laiką pasikeitė. Subyrėjo Tarybų sąjunga, čia buvo visokių dalykų ir pasaulis labai nuo to laiko pasikeitė. Jam čia viskas tarsi nė motais. Misijos Sibiras dalyviai čia sutinkami lyg ateiviai iš kitos planetos, juolab sužinojus apsilankimo tikslą. Sunkiai suvokiama priežastis trenktis tokį atstumą, tačiau būtent jį ir tirpdo nepasitikėjimo ir Rusijos visuomenės informavimo priemonių suformuotus ne itin teigiamus stereotipus apie lietuvius ir kitus Baltijos šalių žmonės. Aš manau, jums būdavo pakankamai keistas suvokimas, kad iš kažkur atvažiavę žmonės tvarko kapus. Ir aišku, automatiškai eidavo tas klausimas antras, ar čia kas nors jūsų palaidotas, ar kas nors iš jūsų giminių. Ir kada sakydavo, kad ne, maždaug čia taip, tai jie tik tai gūščiodavo pečiais ir tiesiog sakydavo, kad malatsai. Šiaip dažniausias jų žodis yra malatsai. Malonus vakaras lyg ir pranašavo gražų rytojų, tačiau jau su pirmąja šviesa ekspedicijos dalyviai supras, kad teks patirti tai, ko mažiausiai norėtųsi. Rytoj laukia daugiau nei 10 kilometrų žygis, pažliugusių taigos keliu ir lietui merkiant. Atsikėliau šalia draugų, kurie knarkė, kurie paskui apkaltino, kad aš knarkiu. Ir atsikėliau tarp draugų, kurie sakė, maždaug dar miegam, nes juk matai, lyja, niekur neisim, maždaug. Ir aš tai visi vazdavau, kad, ko gero, kol lys, tai mes čia ir sėdėsim toj palapinėje maždaug, ten kokias 4 paras. Kai kurie atsibūdo iš tikrųjų balose praktiškai. Ir tie, kurie keliavo, žino, ką tai reiškia, tuo labiau, kai ateity tavęs dar laukia užsimesti kuprinę, ten sveriančią velnį žino kiek. Ir žinai, kad turi nueiti ten kokią 14 kilometrų su žliugusiais Rusijos keliais, kurie ne velnio nepanašus į miesto gatves arba ten į kažkokią asfaltuotą Vilnius-Kaunas autostradą. Pasirinkimas nebuvo gausus. Gulėti palapinėse atsiradusiose balose arba judėti. Pastarasis variantas leido bent tikėti surasti stogą virš galvos už 14 kilometrų esančioje Solenajos gyvenvietėje. Sąlygos buvo ekstremalios, ta prasme buvo proga visiems išbandyti savo batus, savo aprangą, nes lyjo nuo vakarą, miegojom šlapiose patalpinėse ir reikėjo greit susiruošti per tą patį lietų. Tu jau jauti maždaug, kad pradeda tau trinti kelnes, tu visas permirkęs maždaug ir trūksta sveikatos ir lyg tai prieš 3 kilometrus dar sakė anekdotus, dabar esi susikoncentravęs vien tik tai į save, saugai energiją, tyliai šnapuoji, keikdamas viską pasaulyje. Taip, aišku, buvo tokių akimirkų, bet vėlgi, po to, kai visas tai praeina ir kai tu atsipalaiduoji, tu supranti, kaip tai buvo svarbu įrodyti tiek savo, kad tu tai sugebi maždaug ir kiek tai buvo svarbu tavo gyvenime, nes gulėdamas ant sofos priešais televizorių vargu ar tai patirsi. Šlapi, bet tikslą pasiekę. Beliko surasti, po kokiu stogu prisiglausti. Ir jei jau ne išsidžiovinti, tai bent daiktus išsigręžti. Buvo priimtas sprendimas grupę apgyvendinti mokykloje, bet mokykla pasirodė remontuojama ir išdažyta. Tai radome seną internato pastatą, kur mums mokyklos direktorė ir suteikė galimybę apsigyventi. Žmogui daug nereikia. Kartais džiaugsmo protrūkį gali sukelti ir sausa patalpa, paprasta virvė skalbiniams džiauti ar 1 kvadratinio metro plotas miegmaišiui pasitiesti. Kelionio į kitas Lietuvos tremtinių kapines pasirūpino internato direktorius. Suorganizavo beveik naują mokyklinį autobusą ir spėjo pagauti dar tradicinių pusryčių su degtine nepradėjusi vairuotoja Dymą. Šitos kapinės tai buvo, matos, tokios, kaip vietinės. Iš tikrųjų, nes mediniai kryžiai, dideli, gal net jaukesnės tokios. Iš tikrųjų.
o dėl darbo tai jaučiu labai didelį pasitenkinimą. Net keista, kai jo padarai po dienos ir pasižiūri, kad ir pavargęs visą kitą, tačiau jauties labai gerai tikrai. Kad kažką darai ne dėl savęs, bet, nu, tiesiog galėsi po to vaikams savo pasakyti, kad va, aš važiavau iš tikrųjų ir tvarkiau, ir mane valgė odai, ir visi moškės ir kiti dalykai. Stipresni žmonės iš karto griebėsi tokių sunkių darbų, kaip tų medžių pjovimas, rovimas, nešimas, o kiti silpnesni, gal ypatingai merginos, jos kruopštesnius darbus mėgsta, jos puolė greit išvalė, viską išnešė, skrapštė ir tikrai tai buvo savaime, mes to nesitarėm, nesiderinom. Čia labai šaunu, kad turėjom motorinį pjūklą. Tai galėjom padaryti tuos darbus žymiai greičiau. Sakykime, nupjauti ir storesnius medžius. Nu, ir gintus padirbės mes. Įleidom rembą į miškus. Iki šiol mes tiesiog tvarkydamom aplinką, tuos antkapius, senus kryžius pastatydam, o šiandien pastatėm daugiausiai iki šiol naujų kryžių. Viena gera mūsų idėja buvo pastatyti kryžių iš gyvo medžio. Tas medis buvo išaugęs kaip tik antkapio vietoj, tai mes jį nupjojom iki pusės, tada nulupom žievę, kad ne taip greit supūtų medis. O tada dar prikalėm skersinį. Ir iš tikrųjų tas kryžius atrodė įspūdingai ir pagyvino tą visą kapinių vaizdą. Gražu ir gera, nes jauti, kad va, dabar tai tu jau palikai kažką tai savo, nes ten buvo jų, taip tvarkėm, apvalėm, o dabar va, ir teko ir kryžius pagaminti naujus. Buvom sutarę su vairuotoju, kad reiškia jis mus pavėžės į kitos vietos, kiek jisai gali saugiai važiuoti, kad neužklimtų, reiškia. Todėl mes toliau turėjome vykti pėsčiomis. Puikus oras buvo kiek apgaulingas laukiančiam keliui, nes ilgainiui žingsniavimas darėsi jau nebepanašus į lengvą pasivaikščiojimą pamiškę savaitgalį. Keliai darėsi vis sunkiau praeinami, galop galutinai dingo. Sunkiausi išbandymai teko pirmiesiems kolonoje, skinantiems kelią, o iš paskos einantis apsiginklavo kantrybę. Buvo tokių nejaukių akimirkų, bet būtent dėl to, ko gero, visiems yra linksmiausia. Kliūti beliko mums tik tai vienas būdas įveikti, tai yra nusiauti batus, kelnes.
pasirodė gylis nėra toks baisus, reiškia, gali visa grupė įveikti šitą kliūtį. Buvo ir pasiūlytas toks variantas, nes praktiškai kito beveik ir nebuvo šitoj situacijai. Ir čia įsivaizduojate, tai 3 savaitės. Užsimaunau kelnių. Pirmin atgal per kelnių. Nėra kada, visą laiką sudrauzai. Pirmoji rimtesnė kliūtis įveikta be didesnio vargo, nors teko labai lėtai bristi per ledinį vandenį. Ir panašu, kad tai buvo tik įžanga tam, kas laukia netrukus. Paskui susidūrėm jau prieš pat Sarančetą su dar viena kliūtimi, tai ištvinusia upe. Galima perplaukti. Kaip? Galima. Bet visa problema yra šaltas vanduo. Tai panašėjo į rimtą problemą. Kliūtis lyg ir įveikiama, tačiau tai padaryti nepaprasta. Tilto nėra, vanduo gilus ir šaltas, o grįžti atgal, kai tikslas atrodo čia pat, mažiausiai norisi. Reikia perplaukti mažai grupelėje 2-3 žmonėm, kurie paskui organizuotų kitų perplaukimų. Marijonas ryžosi šokti į šalčių kaustantį vandenį ir sraunę upę perplaukti į kitą krantą, o ten jau paieškoti valties, kad keliais reisais būtų galima parplukdyti visą ekspediciją. Tačiau netikėtai kitame krante pasirodė žmogus. Mes išėjome ant upės krantą ir matėm tenai visą tą kaimą. Ir reikia kažką tai prisišaukti ir tiesiog mes nematom jokio judėjimo. Toni būt! Jie lyg ir pamatė mus, bet maždaug. Ir tada pradėjom visi staukti nesavais balsais, maždaug, jei Toni būt, pamagyti. 1, 2, 3. Ir maždaug ir kažkur iš iškišulio žiūrim, išlenda valties pirmgalis, sėdi rusas gale ir su savo neįsivaizduojimu ramumu. Što vairiote, nu čia šitas mūsų visai nukirto maždaug. Ko jūs čia rėkėt, taigi atplaukė, kur čia skuba, kas jums atsitiko? Iš tikrųjų prisikvietėme, pasakyčiau, labai greitai valtininką su tokia pusiau kiaura valtelė, labai lengvai apvirstančia. Taip, vidurį. Žiūrėk, čia ta valtis įsivaizduoja. Gal ne po 5 čia, iškris, tai dar plauks. Mes praktiškai su savo lietuvišku atsargumu ten į tą valtį galiptume realiai tai 3 iš viso. Nu, jo, mūsų daug žmonių reikėtų daug kartų kursuoti, bet ko gero 3. Nu, gal 4 dar. Tas rusas ramiai atsisėdęs galėjo valties savo tai jokingų irklų, su ta savo geraširdiška šypsena. Maždaug sako, davai, ribeta, davai, na vai. Maždaug tai kažką, tai kraukit, ne bėda, neapvirsim. Ir akurat, maždaug tik tai nešavilytis, maždaug sako. Ne, normalu, sėdys, tu gali baltais su vaikami. Bet jisai toks įspūdis, kad ten gali sulipti ir 7, jisai visai nesipadės maždaug, nes, nu, jie rusai, jie čia atsipūtė ir daug savo klausimų nekelia iš tikrųjų. Gerai, liuk, malačiai. Aina! Vietinis valtininkas patyręs, tačiau kelionė į kitą krantą rizikinga. Vos vienas stipresnis krustelėjimas ir ekipažas su visa manta atsidurtų vandenyje. Kada nuo vandens iki borto viršaus kokie 3-4 cm ir kiekvienas krustelėjimas, kiekvienas kostelėjimas leidžia iš karto grėsia, kad tu apsiversi, tai buvo viena iš būdingiausių šiaip akimirkų. Tiesą sakant, vienu metu sėdėjau vidury valties, tikrai žiauriai išsigandęs ir net vienu metu norėjau, kad sustotų širdis, nes net nuo kraujo varinėjimo jau valtis siubuojasi. Maždaug tu nenori, kad kas nors atsitiktų. Buvau prileidęs kelnes vieną kartą šiaip. Irkluodamas Sergejus dar spėjo pasakyti, kad mums labai pasisekė. Sarančete prie upės gyvena vienos moteris. Jis vienintelis vyras čia, visiškai atsitiktinai tuo metu atsidūręs pakrantėje. Dar vienas netradicinis būdas kitokiu transportu nukeliauti iki kitų, apleistų ir pamirštų Lietuvos tremtinių kapaviečių. Kartais pagalvoju, sėdi tam mieste ir ta civilizacija mus padaro tokiais rimtais ir tas komfortas mus taip iškreipia, kad atrodo, kad niekas gyvenime kitaip ir nevyksta. O dabar sėdim visi toj būdoj. Vienintelė lempa yra operatoriaus kameros lempa. Ir maždaug visi kikena kaip vaikai, varto į šonus, tad mėto, maždaug tvanku ten toj būdoj.
Šaunus Sibiro keliai. Vienas dienoraštį. Veža kaip į Sibirą. Visas Misija Sibiras truko 20 dienų. Filmavimo grupiai palikus ekspedicijos narius, žygis tęsiasi toliau. Buvo aplankytos ir kitos Lietuvos tremtinių amžinojo poilsio vietos, esančios Talajoje, Kvitoke, Sliudenkoje, Tulūne, Zrianovkoje ir Irkutske. Dar iki pasiekiant Baikalo ežerą buvo surastos kelios iki šiol buvusios nežinomos ir jokiuose žemėlapiuose nepažymėtos lietuvių kapinės. Per šį laikotarpį orų srauniomis upėmis sunkiai pravažiuojamais keliais nukeliauta daugiau nei 12 000 kilometrų. Jaučiam tą, kad tas palikimas trumpalaikis, tačiau malonu. Malonu, nes tai jau yra kažkoks ir mūsų tas tikrasis įnašas į visą tą bendrą reikalą. Tiesą sakant, tikrai nesijaučiu kaip didvyris. Aš manau, kad tai turėtų būti kiekvieno pareiga. Jeigu tik jie turėtų galimybę, aš manau, daugelis tai darytų. Aš manau, kad tai, ką mes dabar darom, tai yra geriausia išeitis. Ir man tik tai baisu, kad tai netaptų tarsi turizmu. Kada žmonės važiuoja pažiūrėti vien dėl to, kad tai įdomu, bet ten dvasios ar kažko tai tame nelabai rasi. Tas darbas, jis ne pagrindinis dalykas. Pagrindinis dalykas tai yra, kad jauni žmonės atvažiuoja ir pamato dalį to gyvenimo, kurį gyveno jų protėviai. Ir manau, kad kitaip ko gero žiūri istoriją ir ko gero grįžę papasakoja savo bendraamžiams. Ir manau, kad čia būtent tos misijos tikslas ir yra, kad maždaug kuo stipriau tai paskleisti. Kai atvažiuoji ir pamatai, kur čia mūsų protėviai gyveno, viskas keičiasi. Man keičiasi, galbūt pasikeis tiem, kuriem papasakos ir parodysiu nuotraukas. Tai yra dalis mūsų. Žinoma, nuveikto darbo vėl greitai nesimatys. Laikas ir gamta negailestingai naikina atminties vietas, tačiau istorija išlieka. Išlieka pagarba praeičiai ir ryžtas prisiminti.